sugrįžę namo. Sveiki sugrįžę namo, mėlieji, sveiki sugrįžę į Emigrantės. Į Emigrantės, į mūsų studiją, kur šiandien mes pasitinkame jūs šviesios gražios, kas baltas, pavasariškas, aš turiu baltos. Jo. Žodžiu, kaip niekada laisvos. Aš ką tik pasakiau, aš turiu baltos. Turiu baltos. Čia aš nepasuknelė. Degtinės. Turiu baltos, žinau, kur sudėta. Kai reikia. Taip, dabar kelias savaitės nevartoju nieko, esu labai rimtam. Kodėl? Esu labai rimtam tokiam iššūkis kartu su savo, merginom, tai kaip sekasi? Nevartosim. Puikiai, gerai. Tai dėl to geros nuotaikos, kai jau 3 dienas negeriai. Aš jau taip durna. Man nereikia. Niekas nekeičia, ne? Tai va. O šiandien mes susirinkom pakalbėti apie ką? Šiandien kalbėsime apie kelių skemus, apie problemas, kurias dėveliai, kur išduoda mum teisės, visas rautaksus ir licenzijas, jie tiesiog parašė, ne jie, bet davė straipsnį ir padarė, išleido straipsnį su 4 pagrindiniais didžiausiais tais skemais, tais apgavystėm, nusikaltimais, su kuriais dažniausiai tenka susidurti tiek dėveliai, tiek draudimo kompanijom, tai mašinų, tai pačio vairavimo tų draudimų. Ir mes apie tos skemus, apie tos sukčiavimo būdus jums papasakosim, kad nepakliūtume. Taip, tai labai daug iš tikrųjų jau aš girdėjau iš lietuvių, kad labai būna apgauti, ten įvairių dalykų mes papasakosim, bet ir ten negaliojančius draudimus nusiperka ir ten dar visokius dalykus pasidaro ir labai dažnai papuola iš šitas situacijas. Tai šiandien mes pakalbėsim apie apgavystės, kurios nutinka kelyje su draudimais, su divėliai, kas išduoda teisės ir kitom apgavystėm, kuriom labai dabar pasimauna žmonės. Jo. Taip, bet visų pirma, dėkojam. Svarbiausia, kaip visada, dėkojam jums už visus patiktukus, laikus ir nelaikus, meilę ir nemeilę. Komentarus gerus ir blogus ir viską, ką apie mus rašot, komentuojat, patarėt, papeikėt. Jums ačiū už viską, nes jeigu tai yra kritika, mes žiūrim, domimės, ar galim kažkaip patobulėti, padaryti geresnę laidą, o tiem, kurie ir taip mums dėkoja ir rašo ir parašo gražų žodelį, tai ačiū ir jums, kad mus palaikot, tai mus tiesiog dar labiau motyvuoja stengtis ir daryti tas laidas tokias detalesnės, įdomesnės, ieškoti informacijos, kad tai galėtumėm jums padėti ir gyventi tam užsienietiškam pasaulyje. Bet, kaip visada, labai ir labiausiai mes dėkojam savo rėmėjams ir dabar mes dėkojam savo ilgalaikiui. Ir turbūt jau pagrindiniam ilgalaikiui puikių moterų draugui coralshop.uk, mes labai dėkojam savo coralshop.uk. Coralshop.uk išlaiko mūsų plaukus, labai gražius, gyvybingus. Odelę. Taip, o dabar ir odelę, ir nagučius, ir viską. Mus gaivino tokiais nuostabiais įvairiais šampūnais, kuriuos ir jūs išbandėt ir džiaugiatės visi labai. Ir pakol kas dar negavom nei vieno blogo žodžio, nes tai tiesiog pabandžius yra geras daiktas. Kartą paragavęs negali sustoti, o šiandien... Aš dar tai panaudoju. Aš irgi. Labai gerai. Taip. Tai va. O dabar mes gavom naują dalyką, kurį labai esam, excited, ne? Šiandien iš tikrųjų pirmą kartą mes jį ragausim. Bandysim gyvam eteryje. Taip, specialiai. Nekarpyta, Dovydai nieko neiškirpk. Tai va, specialiai, nes kitus produktus šampūnus testavom prieš, šito netestavom, bet aš iš karto žinau, kad čia yra žiauriai geras dalykas. Kodėl? Todėl, kad aš... Tuoj pasakysiu specifikaciją, bet aš apskritai, pirmiausia, prieš istoriją, aš kaip trenerė, visiems savo klientam visą laiką liepiu gerti kolageną. Būtinai liepiu gerti kolageną, sakau, gerkit kolageną, nes čia ypatingai svarbu. Ne tik jūsų odai, plaukam, nagams, bet ir ypatingai svarbu jūsų sąnariams, keliams, kremzlėms visoms, kas greičiausiai sueina, plaučiams, viskam. Mūsų kūnas pagrinde yra sudarytas iš kolageno. Kolagenas yra baltymas. Gerai, pirmas tada iškart klausimas, kodėl reikia gertus kolagenus?
Kodėl mes jo negaunam su kažkuo? Todėl, kad labai dideliais kiekiais reikėtų valgyti kremzlės visokias ir želatinas ir visokius kitokius dalykus, kurių mes praktiškai nevalgom, ne, ir valgom labai mažai. O tai yra dalykas, kuris mūsų kūne tiesiog susidėvi. Jisai susidėvi ir mes turim jo kažkaip tai papildyti, ne. Tai aš visą laiką rekomenduoju gerti kolageną. Tai įsivaizduokit, kaip aš smarkiai apsidžiaugiau, kai mes gavom šitą kolageną. Kurį mes dabar išgersim ir po to jau bandysim ir visada jau mylėsim, ne, dabar jau šitą kolageną, nes aš labai sakau, myliu iš vis kolageną. Kolageną šiaip. Tai va, o šitas kolagenas dar ir yra ypatingas, aš jums paskaitysiu šiek tiek daugiau, ne, kad šitą kolageną jums reikia vartoti po vieną šotą į dieną. Jau traukia širdį. Jau traukia širdį, tai va toj, nors tokį šotą gali išgerti aš. Prie tos baltos. Prie tos baltos, tai mes toj ir paragausim. Bet kodėl šitas būtent kolagenas yra toksai geras? Todėl, kad tai yra 14 dienų grožio kursas, ne? Tai nėra šiaip kažkoks vitaminėlis, ne? Bet 14 dienų grožio kursas, kurį jūs padarot. Ir jame yra ne 10 gramų hidrolizuoto kolageno peptidų, bei unikalus vitaminų ir mineralų kompleksas, padedantis išlaikyti sveiką odą, stiprius plaukus ir nagus, ne? Taip kaip ir aš sakiau. Tai va, ką jis dar turi, ne? Tai turi cinką ir seleną, kuris padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę. Varis, kuris padeda palaikyti normalią odos ir plaukų pigmentaciją. Hialurono rūgštė, ne? Visi žinom, kad hialurono rūgštė labai svarbu naudoti ir tai drakina ir palaiko odos elastingumą. Ir aišku, kolagenas, tai yra pagrindinė odos statybinė medžiaga ir ne tik odos, ne? Tai ir plaukų, ir nagų, ir kremzlių, ir sąnarių, ir įvairių skirtingų dalykų ir sudaro daugiau nei 70% odos masės. Ir taip pat, juodųjų serbentų sultis ir vynuogių vaisiai saugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, ne? Tai viso oksidacinio streso, kuris yra, kaip čia pasakyti, užterštume mūsų maisto, užterštume mūsų gatvių, oro ir taip toliau. Tai yra be GMO, be pridėtinio cukraus, be laktozės ir tinka diabetikams. Ir kas yra, kaip visada svarbu, kad su kodu emigrantės jūs gausit ne 20% nuolaidą. 20%. Čia yra 5. Nu, ta prasme, tikrai daug ir tikrai didelė nuolaida. Visi užsisakykit šitą grožio kursą ir būkim gražios. Pakuotėje yra rekomenduojama gerti 2 savaitės, 14 dienų. Taip. Tai va viena pakuotė kaip tik įeina tų 14 šotų tom 2 savaitėm. Visas kursas. Visas kursas, kur jau pradėsit matyti rezultatą. Nu ką? Paveržiūrėjau šiaip aprašymą įdomiai. Tai, žinai, kas ir įdomu, nėra jokių raidžių. Yra grinai sudedamosios dalis, vanduo, kolagenas, tikrųjų vynmedžių, vynuogių, sulčių koncentratas. Viskas atrodo, kad yra surinkta, atrodo, miške, gamtoj, sudėta vieną ir tai žmogui kaip auksas teka per kur. Tai va. Tiesiog labai... Nu ką? Traukia širdį tokią, kaip čia pasakyti... Paragauti. Ta instrukcija tokia, kur atrodo jinai švari. Viskas iš gamtos, natūraliai, o ne, žinai, gamyklai padaryta ir visi 15 Tai va, gerai. Kaip tai atrodo? Nu, kaip taip atrodo. Tadam! Tadam! Čia kaip kraujas. Šatukai, blemba, tikrai kokie fainas. Tai va, kokie šatukai. Opa. Gerai, kad mums kas nors šatuko atsiunčia, ne? O kaip vartoti? Jį būtinai reikia užgerti vandeniu arba sumaišyti su vandeniu. Tai mes nusprendėm, kad mes užgersim vandeniu. Ir mes nemaišom, negadinam gerą daiktą. Ne, suplakti, atsisukti. Neapsilaistyti svarbiausia. Išgerti baltų savo rūbų. Pasistengsiu kaip... Bet atrodo kaip kraujas toks, ne? Nu, tokia juoda, tokia... Bet labai fainas, ne? Nu, toks fainas kursas, iš tikrųjų, wow. Toks vis ne baltą tabletę gert. Ne. Toks tikrai įdomesnis, žinai? Ir labai gražiai pakuoti, ir plus gali nuks pasilikti, vaikam kokį projektus daryti, žinai, mokykloje. Kažką susipilti. Nu. Mes praktiškos esam, nu ką, atsisukam. Kad nieko neišmesti. Nu. Ai, kamštelis negali nusimti, reikia nuplėšti. Nu ką? Europos Sąjungoje. Būk sveika. Būk sveika ir graži. Apie medžiais. Nu, būk sveika ir graži. Po tos dvi, žinai, sak, ne po 50, o po 25. Gerai. Nu, davai. Neblogai. Nu, davai, kur tai gert nereikia. Tik apskanė vodka.
Nu, išgersim, nes taip taisyklės reikalauja. Bet šiaip skonis Kitam podcast'e būsim po pusę paragavę, jau būsim gražesnis. Iki galo podcast'o. Taip, labai. Jau švities, jau nagai tokie. Jau nagai iš karto paaugs, tai vat labai. Ir žinot, kas labai yra faina, dar dalykas, kurį noriu paminėti. Ir žiauriai, iš tikrųjų, man asmeniškai žiauriai glosto širdį, todėl kad gamintojas yra Akorus Kalamus iš Švenčionių Lietuva. Tai yra lietuviškas produktas. Ne? O mes pirkim prekę lietuvišką, paremkim Lietuvą, Lietuvos gamintojus. Tai žiauriai fainas dalykas. Ir faina, kad mes gavom, bet aš tai tikrai dar ir nusipirksiu pati būtinai. Su kodo emigrantės 20%. Gausiu tokia faina, labai, super. 20% šiaip yra daug. Kur kainuotų daiktą 100, kur 80, kur kainuotų 20 svarų, tu moki tik 15. Tikrai. Tai va, tai daug nusimuša. Tai daug nusimuša, labai faina, puikiai prekė, lietuviška prekė. Ir kaip visada, aprašymą rasite po šituo YouTube'ės video aprašyme ir aišku mūsų emigrantės ir emigrantės senai Facebook'o puslapiuose. Tai va. Dėkojam coralshop.uk. Coral Beauty, yay. Tai va. O dabar... Gerai. Dabar einam prie reikalo. Prie reikalo. Tai kokias dabar apgavystės, ne? Pradėkim gal nuo kokios pirmos tos apgavystės. Ko čia mane gali apgauti, kas man gali atsitikti. Šiaip įdomiausiai buvo, vyras skaitė, prenumeruoja tuos mašinų žurnalus ir žiūri dėveliai kaip ir straipsnis. Kad padaugėjo tų skemų, ne tai, kad skemų padidėjo, bet padaugėjo insurance'o tų kleimų. Jo, ir tai privertė mus susimastyti ir paieškoti daugiau informacijos apie Jo, tai dar pasiguglinau, bet atsiverčiau, kad matyčiau tos 4 pagrindinius, pasakysiu angliškus pavadinimus, mažą ką. Bet net negalvojau, kad taip iš tikrųjų žmonės daro, bet kaip visą laiką mes žinom, kad ir koks ateitų laikmetis, visą laiką atsiras tų skemerių, tų blogiečių, tų, kurie nori jūs apgauti, sukčiauti, kad iš jūsų tiesiog kažkaip pasipelnyti. Tai per paskutiniuosius toj pasakysiu, kiek buvo 4000 aukų per šituos kleimus, kurie privertė sumokėti 70 milijonų svarų. Tai žiauriai dideli pinigai, kur pagalvojus vyksta per tas sukčiavimus ir apgavystės. Taip. Tai pirmas tas skemas vadinasi ghost broking. Tai čia yra toksai skemas, kur buvo 50 000 jau aukų. Ir kaip tas vyksta visas? Jo, tai yra tiesiog brokeris, kuris sako, kad padarys jums draudimą, o iš tikrųjų jisai toks net neegzistuoja ir nėra. Jo, pavyzdžiui, įvedat į Google ten car arba ten buy koks nors insurance ir jūs pasidarote insurance ant su tokia draudimo kompanija, kuri net neegzistuoja. Taip. Ir kai jums ateina bėda, arba jūs kažkas įpuolė, ar pats padarėte avariją, ar galų gale koks veidrodėlis nulūžo, ar pametė traktą ir skambinate draudimo kompaniją, nes pasiėmėte ekstra draudimą ten už raktų kopiją, tokio net nėra. Tai va. Lietuvių iš tikrųjų daug jau yra papuolusi labai iš šitą Aš sakyčiau, problemą. Kas susijęs su lietuviais čia, nes viskas vyksta čia pagrindė aplink visą Anglijos Londono tą, ėriai pagrindė. Tai sako, kad ne tiek tai aišku, čia yra kas susijęs su kažkokia tai rasė, kad ten specifiniai kažkokie žmonės daro. Bet ką pačios, kaip tu sakai, mes esam pastebėję jau ir matom tą tokią tendenciją, kad lietuviai patys dažnai siūlo tą paslaugą, kad aš padarysiu tą draudimą. Ir žmonės paskui sako, čia skemeris pasakė, padarys draudimą, sumokėjau pinigus ir nėra, pasirodo, atsiuntė tipo tą draudimą ir paskui jisai tokio nėra, negalioja ir nieks tenai neveikia. Tai labai svarbu yra žinoti, kas jums daro tą draudimą, jeigu nedarot patys, kad jisai yra tikrai tas tikras legit, kaip sakant. O kitas dalykas yra, jeigu patys ieškote Google'ai, darykite tik tai per internetinius puslapius, kurie yra patikimi. Taip. Kaip pasitikrinti Trustpilot arba
tuos visus pagrindinius, kur matot, aišku, per Anglijos kanalų reklamas, jie žinot, kad jie yra tikrai tikri. Tai va, tai tas, sakykime, apibendrinus, tai labai dažnai, kadangi mes vedam dažnai į Google paiešką, ir vedam ir ieškam tų draudimo ir mums kažką išmeta ten patį pirmą linką ar patį antrą, ten metinis draudimas tik 270 ir mes, blemba, geras, kaip pigiai, ir tos svetainės, patikėkit manim, yra padarytos tobulai. Jo. Jos yra tobulai, apačio yra telefono numeris, ten, super. Jūs ten susivedat... nepamatysi net. Jūs susivedat tas visas mašinos, reiškia, duomenis ir išmeta tą jūsų mašiną ir atrodo, tikrai, bet ten iš tikrųjų paprastai sujungti su ta duomenų bazė, žodžiu. Jie padaro visiškai profesionaliai, jie viską ten parašo, viską eina atsiliepimai ten, taip toliau ir ten viskas. Galite jūs net pasiskambinti, yra netgi žmonės, kurie atsilieps ir pašnekės su jums kaip kad draudimo agentas. Tai įsivaizduokit, iki kokio lygio. Ir jūs pasidarysite tą draudimą su kažkuo, kas yra iš visiškai negaliojantis, jums aišku atsiųs tą lapą kažkokią, nes kad jūs ten nekeltumėt šumo ir varpų ir taip toliau. O paskui paaiškės, kada jau reikia mokėti, ar kažkokią nedaug dievę avariją, ar kažkas tais, kad tokio dalyko nėra. Tai ką geriausiai daryti? Geriausiai pasitikrinti visas kompanijas per Trustpilot, tokia yra svetainė, kad jinai yra tikrai legit, kad tikrai toks dalykas egzistuoja, nes dar vienas dalykas, kartais žmonės netgi irgi apsidraudžia per website su kompanija, kurioje jie yra girdėję, pavyzdžiui, kokia AXA, o ten yra irgi skemerių padarytas puslapis ir vietoj ten AXA, kaip nors parašyta. Vietoj XA ir AKSA. Jo, kažkokia va tokia. Ir nežinai, kaip rašosi, pavyzdžiui. Ir va taip būna, netgi kartais būna vietoj mažosios didžioji raidė įdėta ir jau kitas websaitas. Va tokia detalėse, tokiuose... Taškiukas vietoj kabletaškų, tokios, kur... Jo, tokios, kur atrodo visiškai... Plikakim nematysi. Jo, nekreipsi dėmesio. Taip, grinai tas toksai ir ten pasirodo, kad negaliojantis. Tai būkit labai atsargus, labai padaugėja dabar šitų dalykų. Kas drausitės mašiną, atsargiai. Atkreipti dėmesį. Gerai. Skemas arba apgavystė numeris 2. Numeris 2. Tai numeris 2 skemas yra, kaip dieveliai sako, tai yra jų duona ir sviestas, kur yra pagrindinis, dažniausiai atitinkamas ir ilgai užtrunka, reikia daug policijos tų resursų, tų darbo įdėti, nes tai užtrunka ilgą laiką, kol išsiaiškinama tiesa, netiesa, ten skemas, nekemas, sukčiavimas, nesukčiavimas. Tai yra, vadinasi angliškai crash for cash. Tai visi turbūt esam ar girdėję, ar savo aplinkoje, ar netgi gal patys susidūrė, kad būna, kad atitinka kažkokią nelaimę, kažkas įpuolė, ar kad kažkas susipūlė su kita mašina ir žmonės, kad nedaryti to formulavimo ir eiti į tos insurances, gerai, kiek tau už tą bumperį, aš duosiu ten 200 svarų ir važiuojam savo keliais. Tai šitas skemas yra, atkreipi dėmesį, nes šitos aukos, šito tipo skemo yra labiausiai pažeidžiami. Tai gali būti vyresni. Vieni vairuojantis, ypač moteris su vaikais. Tai gali dažniausiai, čia šnekam labiausiai apie Londono, tą visą, aplink, pusę Anglijos vos, nežinai, tą visą eriją. Tai jie ieško, tai dažniausiai, sako, būna kažkas su motociklu, arba kokia maža mašinytė, kad jiem tai nebūtų brangu. Bet jie specialiai tave seka, kad tu net nepastebėsi, žiūri, kur tu važiuoji, kaip tu vairuoji, mato, kad tu esi gal senesnis vairuotojas, ten 70 metų, arba tu esi ką tik išsilaikęs teisės, arba tu esi mama su 2 ten vaikais mašinoje ir jie žino, kad tu būsi tas silpnesnis, su kuriuo bus lengviausia susitarti. Tai jie tave seka, žiūri, kaip tu vairuoji ir jie ieško progos, kaip išlysti prieš tave, kad tu į juos įpultum. Jo. Arba užstanda, arba tiesiog aplengia tave, prieš tave važiuoja ir tave per vidurdėlį stebi, kad tu, pavyzdžiui, vis kažkur pasižiūri, ar į vaiką, ar ten esi skubiai į darbą, ten telefonu kažko šneki išsiblaškės, jie iškart ant stabdžių, kad tu įpultum. Ar ant sankryžos, ar ant posūkio, ar galų gale tiesiai, jie ieško tų būdų, kad tu į juos
įpultum. Aišku, jie tos visus manevrus jau yra milijoną kartų išbandę, dėl to tai čia ir yra vienas iš tų didžiausių skemų. Ir kadangi tu esi jie ieško tų aukų, kurios yra labiau pažeidžiamos, tai jie sako, gerai, duok man ten 300 svarų ir aš neskambinsiu tavo insurance. Ir tau atrodo kaip tai aukai, kadangi čia yra tavo kaltė, nes tu įpuoliai. Ar tu pertrenki ten dviratininką ar kažką. Tai jiem atrodo, tai aukai atrodo, kad tai yra lengviausias ir paprasčiausias būdas, kad tau insurance'as kitais metais draudimas nepakiltų. Jie duoda tuos grynus pinigus. Realiai tai taip. O ką tu neduotum? Aš esu davus ir pati, man pačiai yra davę irgi. Tai va, matai, čia toksai yra labai, nes iš tikrųjų atrodo geriausias dalykas. Dėl to ir dėliai ir yra tai labai didelė problema, nes kai aukos iš tikrųjų paskui, ne aukos, kaip čia pasakyti, tos nukentėję tie žmonės, jie kaip paskui, žinai, kaip vis tiek būna stresas. Po to, kai jiem praeina tas visas adrenalinas ir tie nervai ir visa kita, ir jie pasišneka paskui jau ten su vyru, su vaikais ar ten su tėvais, ir sako, man tai buvo, jie sako, kokią tu čia nesąmonę padarai. Kokie ten buvo numeriai, vis tiek fotkinės, žinai, atsiminimam. Ar šiaip. Ir tada kreipiasi, kai jau į policiją. Ir va dėl to jie ir sako, kad tai yra duona, sviestas ir duona, nes tiek daug viską užtrunka padaryti, išsiaiškinti. Sako, parodo mašinos, ir vėl tie skemeriai. Nes jie jau 10 ar 20 kartą jau per 2 savaitės užstatinėja, ar kažką. Ir įsivaizduokit, kiek galima. Kiek į pinigų susirinko tokių kaip jūs per dieną, per savaitę. Taip, nes tuo metu tu ten biškai kažką pertrenkė ir puolė, aišku, tu esi įsigandęs, tu blemba toks visas, ką čia daryti, žinai, ir taip toliau. Bet aš labai, žinokit, šitą jau senai girdėjau ir labai žmonių daug kas yra nukentėję. Ir pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje, aš čia nenoriu taip sakyti gal, bet pasakysiu vis tiek. Nenoriu sakyti, bet tu pasakysi. Tai pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje labai yra išgarsėję, travelers, kaip čia, airių čigonai, airių čigonai. Būkim bėdini, bet teisingi. Kad jie labai šitą daro. Labai šitą daro, užstatinėja specialiai mašinas, arba dėl tų cash, arba dėl to, kad pasidaryti tiesiog laimą. Tipo, kad aš labai susižeidžiu, tu čia manipuolė, Jezus, aš mirštu. Darysiu kleimą, jeigu nedarysiu, davai duok dar 500 ekstra. Tai jie labai smarkiai tą daro. Ir iš tikrųjų, ką jūs galit, vienas iš gerų dalykų, ką turėti šiaip yra mašinoje, aš pati neturiu, bet aš turėčiau turėti, tai yra dashcam. Tas kamerytė, kur užsitvirtina į priekį ir viską filmuoja. Nes tokiu atveju tu, pavyzdžiui, gali matyti, kad tas žmogus ten tikrai išvažiavo į gatvę jau ten. Ir aplenkė tave ir pystant stabdžių. Kažkaip tenais, tokius dalykus gali palengvina tiesiog tyrimą, jeigu tai žinai, kad ne tavo kaltė į tavo naudą, kad išsiaiškina kaip kas. Nes aš pati vyru irgi, kai nusipirko mašiną, kai pradėjom kartu gyventi, ar tiesiog pasikeitė mašiną, sakau, iškart ten per kalėdas ar gimtadienį padovanau dashcam, posūnius įsilaikė teisės, pirmą mašiną iškart dashcam, nors dar aišku, tu ačiū Dievui, neprireikė, bet tu nežinai. O tu turi dashcam? Ne. Ne, dabar jau turiu, kai Audi turėjau, tai neturėjau, nes man nieks nepadovanojo, pačiai gaila pinigų, visą šeimą padovanojo, o man nieko. O dabar, kai pardaviau savo ir liko tos 2 pagrindinės, tai jos abiejose yra tos dashcam. Tesla pardavai. Tai kas? Tesla pardavai. Ne, savo Audi. Ai, tai gerai. Nežinojai? Aš nežinau, ką aš tik žiūrėsit, kad tu pardavinėjai. Man nereik, nepirkau. Ne, pardaviau Audi, tai Tesla liko. Svarbu, Tesla dar mano stovi, tai nors tiek dar ir vilties dar. Blemba, čia dabar su to Elonu Musku ir Trumpu, ką jie ten daro, Dieve žino. Tai greičiau man dovanok, nes po to aš nespės pasinaudoti. Vis to nebebus, tu Tesla. Nebebus, aš jau man pizė. Tu turi, duok mašiną. Gerai. Kas nežinot, man yra prižadėti kažkada gyvenim dovaną. Jeigu norite įsiaiškinti tiesą, peržiūrėkite paskutinius 5 podcastus. Visą trilogiją, Gintarė ir Tesla. Tai žiūrėkit, kažkur rasite. Pradžią ir apie ką čia mes nusišnekam. Tai ačiū Dievui, kad nepardavė. Tai tie
tiek dėveliai, tiek visos tos insurance, tos draudimo kompanijos patarė vieną dalyką. Stenkitės būti už vairo kuo mažiau išsiblaškę. Taip, būkit budrus. Mažiau į telefoną. Jeigu ir kalba telefonu, stenkitės pakalbėti trumpai, kad galėtumėte orientuotis, kas vyksta. Nes kartais, žinai, būna, aš važiuoju nuo taško A iki B ir vos neatsimenu, kaip čia atsidūriau. Neatsimenu, koks mašinas pravažiavau, ką mačiau. Mes esam tiesiog išsiblaškę. Kas yra mamos ar ten su vaikais, kur vis tiek tai vaikai blaško verkia ir ten zyzia sėdynės dauž, ten spardo gale. Ar jauni vairuotojai, kur dar yra irgi neturi tos praktikos matyti, žinai, 10 dalykų. Tiesiog būti kuo budresniais ir jeigu matot, kad kažkas vyksta, kad kažkas vis bando, jum lenda prieš nosį, tiesiog galų sustokit ar kažką, ar tiesiog stenkitės išvengti, nes paskui bus tiesiog didelis stresas. Taip. Tai va, o skemas numeris 3. Tas skemas numeris 3 vadinasi paid ad spoofing. O, wow, koks mandras pavadinimas. Praktiškai, ką sako, have you been in accident? Vėl, kiek kartų mes papuolę ant tų sukčiavimo skemų, websaitų, telefonų numerių, reklamų, postų, Facebook'e, kiek jums skambina, jūs buvot papuolę į ten kokį nors geras žodis, į autoįvykį, arba jūs internete, arba jūs pakliuvote į avariją ir nori daryti kažkokį kleimą, ten pavyzdžiui skauda petį, ar kažkas atsitiko, ar ten vaikam didelis stresas, psichologinis, belenkas. Kiek žmonės daug patenkantų skemerių, kai jie paima pinigus ir mes viską sutvarkysim, jūs čia sumokėkit mum tą kokį fee, ar ten admin fee, ir mes jums sutvarkysim, duosim užklausą, ir jūs sumokat pinigus ir dingsta ir nieko nėra ir nieko neįvyksta. Arba, kaip Gintarė sako, jie jau turi jūsų duomenis nusihakinę, telefonus, e-mailus ir rašo, ar buvot tam autoįvykį, tą car accident, nes yra žmonių, kuriem iš tikrųjų buvo tas accident ir gal jie susimokėjo grinais ir žmonės papuola ant to telefoninį sukčių ar per internetą, gauna kokį e-mailą ir jie pasimauna, susimoka tą admin fee, kaip pavyzdė, ne vienas iš variantų gali būti. Ir tai yra jūsų prarasti pinigai ir tikslas joks nepasiektas. Tai labai dažnai iš tikrųjų tiek aš esu sulaukus tų skambučių, kad skambina, have you been in an accident, ar jums ką tik buvo, žinai, kažkokia avarija, arba ateina e-mailai, you have been in an accident. Ir per mano visą 12 metų, ne Airijoje, aš turėjau 2 accidentus, vieną su kita mašina, kitą tiesiog tenais žiemą. Bet pavyzdžiui, kada tau skambina, ir tu turėjai užvakar, pavyzdžiui, accident, ir tau tuo metu kaip tik skambinėja labai, iš tavo draudimo agentūros, iš ano draudimo, žinai, kaip tik vyksta tas daug skambučių, reikalų daug, tu labai gali pasimesti, nes jie tau skambina, pavyzdžiui, kadangi man prieš 2 metus buvo ta avarija, tai jie tau skambina, jum paskambins iš garažo, tada jie tau skambina, jum paskambins dabar tas, kuris jums duos pakaitinę mašiną. Žodžiu, tu lauki kokių 4 skirtingų skambučių, ten paros laikotarpį ir įsivaizduokit, jums dar skambina, jūs ten have been in an accident, buvau. Mums sakė draudimas kad jums reikia. Tai tai jūs turit užpildyti čia žinai, jūsų tokia mašina, ne, tokia, užpildykit. Ir žodžiu, kaip sako, pašla pajechala su visu tuo, žinai, į skemą, į dugną ir esat apgauti. Tai va, net jeigu turėjot accident, net jeigu turėjot autoįvykį, jeigu jums skambina ir klausia, ar jūs turėjot autoįvykį, jeigu yra e-mailas, iš karto stabdykit, iš kokios firmos tu skambini. Iš kur tu skambini? Pavadinimą, iš kur tu skambini. Duokit savo numerį, gerai, iš kokios firmos. Ten sakys, pavyzdžiui, aš skambinu, tai mes čia... Northern Ireland accident claim. Kažkas. Gerai. Aš toj paskambinsiu savo draudimui, pasakysiu, kad jūs skambinot. Ir aš jums persuksiu, koks jūsų numeris. Toks ir toks ir toks, ne? Gerai, ačiū. Pasiskambina tada savo draudimui, žiūrėkit, man paskambino iš Northern Ireland, tokiu numeriu, iš tokio numerio, ne? Ir man sakė, kad daryti tą ir tą. Ir jie jums pasakys, kad ne, čia nieko, nekalbėk. Čia skemos, apgaus, nemokėkit, nieko nedaryk. Apgaus, nemokėk, nekalbėk, apgaus, kaip sena merga su vaiku. Kur čia tokie bairiai? Čia senovės lietuvio. Apgaus seną mergą su vaiku, tai senmergė. Kaip seną mergą su vaiku apgaus. Tai tipo senmergė yra be proto. Tipo jau su vaiku apgavo vieną kartą vėl apgaus. Tai jau likais.
neapsiženuoja, čia, bet žodžiu, šiais laikais tai čia Dieve normali situacija, dabar čia taip visą laiką. Dabar dažniau tos vyrus išgina. Dabar jau mes ginam tos vyrus, aš nebežinau. Iš tikrųjų, paskutinį metą aš nežinau, kas čia daros, bet tiek visokių skirybų, tiek visi skiriasi. Ne? Aha, jūs negalim taip sakyti, senis veja iš namų. Kas? Noriu sakyti, senis veja iš namų visi. Senis veža namo? Senis veja iš namų. Ai. Bet negalim taip sakyti vyrus, gyventinius, partnerius. Bet labai skiriasi moters dabar tik to labiau emancipatin, gražin, va, prisigeria kolagenų, išgražėja, belia kaip. Iš namų, tu čia mane aiškinsi, pizdėts. Nu, ir viskas. Pasakyk bent vieną dieną mažiau negu 3 komplimentus. One prodaris. Nu, va, viskas šiais laikais taip. Tai va, gerai, o skemas numeris 4. Koksgi jisai yra? Tai pats turbūt keiščiausias ir turbūt, žinai kaip pavadinčiau, skemas, kurį net nesuprantam, kad tai yra skemas, kurį padaro vairuotojai patys. O, wow. Ir mes dažniausiai net negalvojom, kad tai yra skemas. Ir aš pati negalvoju, kol neperskaičiau irgi. Mano vyras irgi taip pat. Ir tu galvoji, kad dauguma vairuotojų arba ten šeimų daro tos skemus, nors nežinodami, kad taip negali. Bet tai vieną duosiu kaip pavyzdį. Tai yra tiesiog vairuotojai. Jo, viską bus perskaičiai, dar yra tokie tipsai. Bet esmė yra tokia, kad tai yra kaip pats vairuotojas, arba už jį kažkas, daro draudimą ir suveda tokius duomenis, kad draudimas būtų pigesnis. Tipo mašina stovi garaže, bet ne ant gatvės, o iš tikrųjų ant gatvės. Locked garage, o iš tikrųjų yra ten prie namo, ar už namo, ar ten prie namo. Kitur, esu pati girdėjusi, kai sako, tai gali būti, kad padaryk draudimą ant female, o ne male. Yra pigesnis, nes merga atsagiau vairuoja negu ten erelis, žinai, bernas. Vienas iš pagrindinių, ką jie mini, sako, ką vairuotojai nesupranta, tai yra, kai jauni vairuotojai, ten 18-19, pirmą kartą darosi draudimą ir jis ten yra po 4000 svarų, jie uždeda ant draudimo ten tetį ar mamą ir kada aš tas 18-metis ką tik išsilaikęs teisės, aš esu antras vairuotojas. Nors ta mašina, ten kokia nors ten golfytis, geldikė yra tam vaikui nupirkta pradėti mokintis. Ir sako, pagal mašiną ir pagal šeimą, nes tu turi rašyti, kiek to household yra mašinų, sako, atkasa, tų skemų, tas tyrimų, tas biuras, sako, o tu atkasi tiesiog vis dažniau ir dažniau su kiekvienais metais, nes jų yra draudimai vis brangėja, kad šeimos tiesiog užrašo draudimą, kad ten tėtis yra pagrindinis vairuotojas, o tas, ten pavyzdžiui, sūnus ar dukra yra antras vairuotojas. Sako, tas vairuotojas, nes antras, nors iš kur tai yra vaikas ir jo mašina, sako, jisai jau pats yra skemeris, nes jisai sukčiauja ir meluoja, ką rašo ant draudimo, kad jisai būtų pigesnis. Nes uždėjus ten tėtį kaip pirmą ar mamą kaip draudėjai, nes jam ten 40-50 metų, sako, ta kaina dvigubai numažėja. Ir insurance'as tai traktuoja kaip skemą. Kur mes net gyvenime nepagalvotume, mes darom taip tiesiog, kad iš praktikos pagalvojus. Tai žodžiu, mes kartais ir patys būnam skemeriai. Norėdami ar nenorėdami. Aišku, jeigu galit, parašykit komentaruose, kas taip darėt, ką galvojat apie tai, ar tai turėtų būti traktuojama kaip sukčiavimas ar ne, nes vis tiek tai yra pagalo dideli pinigai, kai reikia už vaiko pirmą draudimą sumokėti ant 4000. Ką apie tai galvojat ir ką tu apie tai galvoji? Ar tai turėtų būti kaip skemas? Faktas, apskritai gyvenime, jeigu tu jau sakai netiesą, tai jau yra melas. Tai čia yra netiesa. Tai yra netiesa. Tai yra netiesa. Aišku, čia tai yra skemas. Kaip tai aišku yra skemas. Faktas, čia yra skemas. Jeigu aš tau sakau, tu sakai, varom šeštadienį į kavinę kavos atsigerti, aš sakau, nenoriu, nes šeštadienį ten vyras prašė padėti laukia ten tvorą sutvarkyti ir aš tau meluoju, iš tikrųjų niekur aš nenoriu varyti, nes tingiu, nes pavargau. Tai yra melas, bet tai nėra skemas. Ne, tai taip, aišku, bet čia yra skemas, nes čia yra involvinta kitos institucijos. Kitos institucijos, plus tai yra tavo naudai.
tu skemini, tu meluoji, kad sutaupytum specialiai piktybiškai sakai neteisingą informaciją, kad pasipelnytum, o tai ir yra sukčiavimo apibūdinimas. Taip. Taip, iš tikrųjų. Ir aišku, čia klausimas senas. Tai va šitas pavadinimas yra fronting, nes tu pats esi. Jo. Tai va, ir čia tas moralinis klausimas yra senas kaip pasaulis. Ar jeigu tu vagi iš milijonus vartančios ten draudimo kompanijos, ar tai yra teisinga, ar tai neteisinga, vieni sakys, kiek žmonių apskemina patys, neišmoka ten klaimų, ten tai jeigu įmanoma ir reikia iš jų vokti, kiti sakys, vis tiek, aš jie ir taip turi. Kiti sakys, man jokia skirtuma, aš tiesiog vis tiek sąžiningai elgiuosi, kaip yra, taip yra, ne. Tegul jiem būnant sąžinės, tegul jiem, ten žodžiu, jo, tai čia jau mes į tas moralinių klausimų nespręsim. Čia kiekvienas yra iš kiekvieno. Ateina iš savo varpinės. Iš savo varpinės. Ir aš buvau labai nepopuliari tarp lietuvių, aš buvau iš tikrųjų labai nepopuliari, kada prieš tos 2 metus man į galą įvažiavo moteris, ane? Tai gal aš? Ne to. Nes aš kažkada įpuoliau į priekį. Tai pasakosiu savo. Tai va, tai kada man į galą įvažiavo moteris, ir jinai tikrai tokia vyresnė moteris, žinai, ir aš mačiau, kad jinai važiuos, nes jinai taip tiesiai, man net nemanė, tai važiavo ir važiavo, žodžiu. Jo, ir jinai granai įvažiavo ir ten viską. Ir sukūlė ten tą mašiną, ne. Tavo ar jos? Mano. Ir jos nukentėjo, aišku, bet jinai, aišku, ten buvo savaime, suprantama, kad ten yra jos kaltė ir ten nieks net nesiginčia, jinai net nesiginčia, kad čia ne mano kaltė, nes aš praktiškai stovėjau ir man įstovinčiai važiavo į galą visus greičio, ne. Ir viskas, žinai, ir aš buvau labai tuo metu nepopuliari. Todėl, kad man visi sakė, nebūk durna, važiuok į ligoninę, sakyk, kad tau skauda nugarą, kaklą, ir claiming. Claiming, gausi 7 000, gausi 5 000, nebūk durna, žinai. Taigi vis tiek čia ne tas žmogus mokės. Bet aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad tai yra tas žmogus mokės. Taip, draudimo kompanija man sumokės tos 7 000, kai aš apgausiu, ne tenai, kad man blogai. Skauda. Bet tam žmogui pakils draudimas žvėriškai. Kuo daugiau aš apmeluosiu ir kuo daugiau man sumokės, tuo baisiau tam žmogui bus. Tai realiai tas žmogus nukentės vis tiek galų gale. Taip, jisai ne iš savo kišenės man išmokės 15 000, nes aš 3 mėnesius ten nedirbu ir ten vos painu, ne, ir taip toliau. Bet jei draudimas vietoj to, kad ten pakiltų ant ten 10 svarų, pakils 50, jei pakils 200 ar ten 300 ir žmogus gali, va tokia vyresnė moteris, greičiausiai, jeigu jai draudimas pakiltų bendras į metus ten 1500, kartais pakyla ir 2000, jinai greičiausiai net jau nebevairuotų. Sakytų, man tiesiog nebeapsimoka. Man jau bus pigiau nuvažiuoti autobusu kartais ir įsikviesti taksą. Nes kur aš ten važiuoju, o man dabar vietoj 600 draudims 3600. Tie kiti žmonės, kurie, sakai, buvai tarp jų nepopuliari, gali sakyti, o tai čia ne tavo problemas, kad jinai įsižiapsojus tau įpuolė ir jos dabar draudimas pakils, kad ir 2000. Ne tavo problemos. Jo, bet va tas va ir yra, kad aš žinau, kad aš galiu netyčia užsižiūrėti kažkur ir aš galiu pulti kažkam. Visiems pasitaiko. Aš žinau, kad man gali pasitaikyti, aš kartais tikrai netidžiai vairuoju. Tikrai, aš kartais lėkiu namo. Meskite į akmenį arba parašykit komentarą, kas gyvenime, kas pasakytų, kad visą laiką vairuoja atidžiai ir niekad nieko nepražiopsojau. Man būna tikrai, kad aš kažką darau. Kad ir toks žmogus. Ir aš labai noriu tikėti, kad jeigu aš kažkam įvažiuosiu kada nors į galą, kad irgi bus sąžiningas žmogus ir jisai tiesiog pasakys, nieko man neatsitiko, tik tai mašinai jau ką draudimas ten darys, bet man nieko neatsitiko, ačiū Dievui, viskas gerai, važiuok, žinai. Ir aš tikiu, ar kažkokiu kitu būdu, galbūt man kažkokiu kitu būdu sugrįž. Tu tiesiog tikėjai į gėrį, o ne į blogį, kad jeigu aš dabar kleiminsiu, kažkas ten tegu kleimina, svarbu, aš dabar gavau pinigų, aš irgi esu už tai, kad už tą gėrį. Už tą karmą, kad aš neįsiu specialiai kažkam kažkur nesakysiu, nes aš bijau, kad man taip kažkada grįžtas, tas blogis. Kažkokiu būdu. Nebūtinai to pačiu. Jo, gerai, aš gausiu tos 7 000, oi, man bus fainai, ten aš galiu atostogų važiuoti kažką nusipirkti. Blemba, paimsiu, kažkas atsitiks, išleisiu 7 000 lygai gydytis, gal kokia nesąmonė, sudegs kas nors. Vieną turiu Blemba. Pažįstamą, galiu sakyti. Iš tikrųjų nepažįstamą, bet nenoriu sakyti kas.
Mes visą laiką sakydom, tai moteriai sakydom, tu esi labai gobši, tu nori pasigrobti viso šeimos pinigus, gavo ten palikimus, nori pasiimti tik tai savo ir visa kita. Ir mes sakom, tau tai atsilieps, tu visą laiką nori pasiimti tai, kas tau nesavo, nes pati esi tinginiais. Sakom, tau tai atsilieps. Ir visi jos vaikai, jinai turi 3 vaikus ir visi tie 3 vaikai ir kažkas jiem negerai. Tai vienas, nenors kažkas, bet ir mes visi aplinkui ir sakom, va tau ir atsiliepia. Jo. Tu tiek visą laiką iš visų nori ir imi ir nieko neduodi ir tau va dievulis atiduoda tau, kad nes tu tus vaikus turi užauginti, kad tau pastovi ir su tais vaikais, tai sveikatos problemos, tai dauguma buvo sveikatos problemų, nes tu neduodi gėrio tam pasauliu atgal. Ir tau va dievulis duoda ką nusipelnai. Va toks dalykas. Ir nežinau, ir aš dėl to labai relateinu tą, ką tu sakai. Tai va, ir aišku, aš nežinau, galbūt aš lėksiu kažkam į užpakalį ir mane ten užtusys ir man pačiai draudims kainuos 4000. Ir vis tiek, tuo metu aš negalvočiau, reikėjo ir man grūpti. Aš irgi negalvočiau. Aš vis tiek, sakyčiau, taip norėjo padaryti, ką padarysi, reiškia, man tokia yra pamoka gyvenimo, aš turėjau dabar sumokėti pinigais, kaip sako, reikia padėkoti, jeigu prarandi pinigus, kad ačiū Dievui, Dieve paėmė šį kartą pinigais, nes galėjo paimti kažko kito, liga kažkokie rimtesnių dalykų. Tai sakyčiau, ir vis tiek aš negalvočiau, reikėjo ir vis tiek negalvotum, kad kitą kartą, jeigu įpultų, kad aš dabar aš irgi imsiu. Aš vis tiek neimčiau. Aš irgi ne. Aš darysiu taip, kaip sakant, kad naktį ramiai miegotum. Aš turiu savo moralinį kompasą ir aš nežinau to kito žmogaus situacijos, aš nežinau, ką jam reikštų tas draudimo pabrangimas. Taip smarkiai. Kaip atsilieptų tai šeimai. Aš nežinau tokių dalykų, aš nežinau, žodžiu, ir aš nenoriu kištis į žmonių gyvenimus. Vėl, aš neturiu teisės mokinti kitus, kaip kas nori, taip tas elgesi, žinai, kiekvieno tas yra skirtingai, bet tiesiog aš vadovaujuos tokiom taisyklėm. O ir esi dar turėjęs kitų avarijų ar tik šitą? Jo, bet per žiemą esu įvažiavus į stulpą, bet ten slydo, žodžiu, ta pati mašina, pas mus, aš kur gyvenu, toksai kalnas, žemyn nuvažiuoja ir žiemą ten jis buvo visiškai užšalęs, o mano mašina tuo metu buvo labai sunki, tokia didelė. Ir ten jinai tiesiog, aš nei greit važiavau, nei nieko, jinai tiesiog slydo ir aš jau taip slendu ir aš viską stabdau ir aš matau, kad vis tiek jinai slysta, nes jinai sunki. Ir jinai taip gražiai lėtai, taip ir į stulpą taip įslydo ir sustojo. Ir tu ką, draudimui pranešėjai? Draudimui pranešiau ir ten nieko buvo, nes buvo lempa išdūžus, nes jis susitrenkė į tą, žinai, stulpą. Tai va, o daugiau nieko. Nėra buvo. Man tai yra buvę viena mano kaltė, o kitas buvo ne mano kaltė. Tai vienas buvo mano pirma avarija, tokia nesąmoninga. Važiuoju šviesoforas, stoviu pirmą raudoną šviesą, važiuoju tiesiai. Priešais mane toks vanas ar vaniukas, neatsimenu, o aš galės, už nugaros sėdžiu ir stoviu ir kitos mašinos už manęs. Ir vis raudona šviesa ir visi laukiam, kol užsiteks žalia. O, žiūriu, žalia šviesas, spaudžiu gazą, važiuoti prie kitą mašiną. Pasižiūriu, iš tikrųjų ne žalia, vis dar raudona. Va. Man, nežinau, kas man buvo, gal blogas momentas, man tiesiog susišvietė, kad jau yra žalia. Ir aš vieną pati, sako, ką tu čia dirbi, sakau, man susišvietė, kad dabar žalia šviečia. Akyse susidvėjino. Ir paskui galvoju, tai aišku, nuvažiavom, susitarėm, aš tiem sumokėjau grinais, susitvarkė, davė čekį iš garažo, sumokėjau ir viskas. Bet tas, man atrodo, jeigu ta avarija tada įvyko, nors tai nieko rimto ir nieko nebuvo, man tiesiog dievulis sako, man atrodo, kad jis man liepia, kad būtų žalia šviesa. Sustok biški ar kažką. Jo, kad biški... Sulėtink. Jo, arba kad reikėjo patirtis, kai būnu su avarijom. Turėjo atsitikti. Taip. Jeigu man iš oro susišvietė kitas... Jo, susikaup biški, žinai, ar kažką tai. Šviesa, jo. O kitas kartas buvo, važiuoju darbą, per darbą pietus, grįžtu atgal į darbą ir važiuoju tai pagrindiniu keliu, čia žinai važiuoti žmonėm. Tai vienas, kuris neturi teisės vairuoti, nes atimtos teisės dėl dimensijos, jis taip man į šoną įvažiavo. Ir jis išlipa tas toks vyras. Sako, su sūnum buvo tas sūnus, sako, sorry, man tėčių dimensija. Ir jis kaip tik sako, važiuoju vaisinį pasimti vaistus, jie matėme teisės, negaliu jau vairuoti, kol nepradės to kurso pereiti. Ir sako, kaip tik dabar jis norėjo, liko čia iki vaisinės 10 minučių pavairuoti ir jis nemato, kad, žinai, Taip, nesusiorientuoja. Jo, tai paskambino vyrui, sakau, toks, žinai, įlenkė tą mašiną. Aš sakau, pasimti ten kelius šimtais, nuvažiavo, nuėmė grinų, atvežė. Sakau, gerai, vis tiek dėjau tą mašiną pardavimui. Bet toks
kaip yra, aš grinai važiuoju, kaip niekur nieko, tu nežinai, kada kas tau gali atsitikti. Taip. Ir aš, kaip tu taip pat sakai, ačiū Dievui, kad man tik tai tas bumperis įskilo ir viskas. Taigi tas sergantis tą dimensiją, tas pensininkas, jis galėjo įdėti, kad niošt man pusę mašinos. Jo. Tave sužaloti. Žinai, belenko galėjo tokio avarijų būti. Taip. Tai galvoju, viskas gerai, aš kaip sakau, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tai va. Taip. Tai va, nepapulkite skemus, vairuokite atsargiai, būkite geri, dorovingi. Ir labai labai svarbu, pasidalinkit komentaruose savo patirtimis su skemais, su avarijom, kaip sprendėt, kaip įvykus avarijai, ar darytumėt dabar toj pačioje situacijoje kažką kitaip, jeigu taip, tai ką darytumėt kitaip, ar geriau darytumėt grinais, jeigu darėt per draudimą, ar darytumėt atvirkščiai, darytumėt su draudimu, jeigu mokėjot grinais, ar jums mokėjo grinais. Dalinkite savo patirtim, kad galėtumėm išplėsti šitas žinias lietuviam. Tai va, pasidalinkite. Taip, pasidalinkite mūsų podcast'u. O šiaip, jeigu kas nori, vyras prenumeruoja šiaip. Auto Express. Nu va, visokių gerų dalykų yra, kur kartais ir tokie dalykai mus paskatina pasidomėti labiau, pasiklausinėti ir pasižiūrėti. Akis atveria. Tas pasaulėlis nėra toks mažas, aplink mane tik tai, ką aš matau, yra daug visokių problemų, kaip kelių skemai, kur dirba institucijos, kurios dirba, draudimai turi atskiras įstaigas, kurios dirba tik tai su tais sukčiavimais, su tais skemais. Taip. Tai vadinasi, tai yra labai didelė problema. Ir mes esam tik tai maža dalytė, kurią galim pakliūti. Tai, manau, svarbu yra tiesiog žinoti apie tai. Taip. Tai va, dalinkitės su kitais, kalbėkit su kitais šitom temom, o mes dar kartą dėkojam coralshop.uk, kuris dovanoja mums grožio kursą. Einam dabar visi nusipirkti ir savo visi. Dabar, ką žiūrit. Su emigrantės gausi 20% nuolaidą. Nepamirškit. Tai va, einam dabar visi pirkti, nes visi norim būti gražus ir padaryti grožio kursą. Pavasaris, prieš vasarą reikia šaltukais pasigražinti. Dėkojam. Ir susitiksim kitose podcastuose. Taip pat dėkojam mūsų nuostabios svetainės emigrantės.co.uk kūrėjui, prižiūrėtojui. Raimondui, jeigu kam nors reikia profesionalios, labai gražios internetinės svetainės, būtinai kreipkitės ten. Tarp kitko, žinokit, kaina yra nuostabi, labai maža, labai nustebsit, kiek kainuoja, jeigu kas turit verslą. Plius lietuviškai. Taip, svetainę, susisiekit su juo. Po YouTube, va čia apačioj, rasit aprašymą, spauskite daugiau ir rasite, kaip su juo susisiekti. Rasite coralshop.uk svetainę ir galėsite apsipirkti, nuorodą. Tai va, o dabar dėkojam. Ir iki kito karto. Ate.